Sveiki atvykę į šį ramybės ir stiprybės kampelį, kur Biblijos eilutėmis ieškome dvasinės ramybės ir apsaugos per šventojo rašto žodžius. Šiandien kviečiu Jus įsiklausyti į gilią ir prasmingą ištrauką iš laiško Efeziečiams, 6 skyriaus nuo 10 iki 18 eilutės, kuri yra apie Dievo ginkluotę, priemonės, kuriomis galime apsiginti nuo nematomų, bet tikrų kasdienybės kovų, tokių kaip baimės, nevilties, spaudimo ar vidinio nesaugumo. Šie žodžiai ne tik stiprina mūsų vidų, bet ir primena, kad net sunkiausiose situacijose mes nesame vieni. Tai malda ir priminimas, kad su Dievu galime stovėti tvirtai ir būti apsaugoti. Iš pradžių išgirsite šią ištrauką nuo pradžios iki pabaigos, o po to tą pačią ištrauką girdėsite su trumpomis pauzėmis, kad galėtumėte kartoti. Patys tardami šiuos žodžius, balsu ar mintyse, mes įtvirtiname jų tiesą savo širdyse. Nes žodis, ištartas tikėjimu, turi galią keisti mūsų vidų ir aplinką. Ir tai tarsi dvasinis skydas, kurį patys pakeliame. Tad pradėkime. Dvasinė kova. Pagaliau, būkite tvirti Viešpatie ir jo galybės jėga. Apsiginkluokite visais Dievo ginklais, kad galėtumėte išsilaikyti prieš velnio klastas. Mes grūmėmės ne su krauju ir kūnu, bet su kunigaikštystėmis, valdžiomis, šių tamsybių pasaulio valdovais ir dvasinėmis blogio jėgomis dangaus aukštumose. Todėl imkitės visų Dievo ginklų, kad galėtumėte piktąją dieną pasipriešinti ir visą nugalėję išsilaikyti. Tad stovėkite, susijuosę strėnas tiesa, apsivilkę teisumo šarvais ir apsiavę kojas ryžtu skleisti taikos evangeliją. Visais atvejais pasiimkite tikėjimo skydą, su kuriuo užgesinsite visas ugningas piktojo strėles. Pasiimkite ir išganymo šalmą bei dvasios kalaviją, tai yra Dievo žodį. Kiekvienu metu melskitės dvasioje visokeriopomis maldomis ir prašymais. Be paliovos budėkite malda užtardami visus šventuosius. Dvasinė kova. Pagaliau, būkite tvirti Viešpatie ir jo galybės jėga. Apsiginkluokite visais Dievo ginklais, kad galėtumėte išsilaikyti prieš velnio klastas. Mes grūmėmės ne su krauju ir kūnu, bet su kunigaikštystėmis, valdžiomis, šių tamsybių pasaulio valdovais ir dvasinėmis blogio jėgomis dangaus
Todėl imkitės visų Dievo ginklų, kad galėtumėte piktą dieną pasipriešinti ir visą nugalėję išsilaikyti. Tad stovėkite, susijuosę strėnas tiesa. Apsivilkite teisumo šarvais ir apsiavę kojas ryžtų skleisti taikos evangeliją. Visais atvejais pasiimkite tikėjimo skydą, su kuriuo užgesinsite visas ugningas piktojo strėles. Pasiimkite ir išganimo šalmą, bei dvasios kalaviją. Tai yra Dievo žodį. Kiekvienu metu melskitės dvasioje, visokiojopomis maldomis ir prašymais. Be paliovos budėkite, malda užtardami visus šventuosius. Tegul šie žodžiai būna jums kaip skydas kiekvieną dieną. Nepamirškite, kad Dievas aprūpina mus visą, ko reikia, kad stovėtume tvirtai, net ir sunkiausiomis dienomis. Ypač naudinga ją klausytis ryte, prieš pradedant dieną, arba vakare, nurimstant, dėkojant ir ilsintis Dievo artumoje. Tad išsisaugokite šį įrašą, kad galėtumėte patogiai sugrįžti bet kada, kai tik prireiks. Įsiklausykite, kartokite ir leiskite tiems žodžiams įsigilinti į jūsų širdį. Nes kai dalyvaujate šioje maldoje tikėjimu, ji tampa gyva ir veiksminga jūsų gyvenime. Ačiū, kad klausėtės. Jei šis įrašas jums suteikė ramybės ar stiprybės, kviečiu prenumeruoti kanalą ir pasidalyti juo su tais, kurie yra atviri tokiam turiniui. Galbūt ir jiems tai taps palaiminimu. Tegul Dievas jūs saugo ir laimina. Iki.